Yra toks filosofinis paradoksas, vadinamas Tesėjo laivo paradoksu. Aš čia nesismulkinsiu. Kam reikia, pasigūglinkit, pasivikipedinkit. Sužinosit dar apie labirintą tam tikrą, apie Minotaurą ir kitokias ten senovės graikų legendas. Tai va, esmė to Tesėjo laivo paradokso yra tokia, kad turint kokį nors laivą ir po trupučiuką jį remontuojat, keičiat jo detalės, ilgai naudojant tą laivą, ateina toks laikas, kad tame laive būna pakeistos absoliučiai visos detalės, visos lentos, visos vinys, visos virvės, visi mazgai, stiebai, būrės, irklai ir kitokie rakandai, sakykime. Ar galima laikyti dabar tą laivą iš tų visų pakeistų detalių tuo pačiu laivu, kuris buvo pradžioje, o ne, aiškiai, originalusis tas, kai jį pirmą kartą nuleido į vandenį. Nu, tai dabar paimant tą pavyzdį, kai ten toks mandras žodis, ekstrapoliuokim ar, žodžiu, pritaikyti tą paradoksą žmogaus kūnui. Tai vat, kai mes gimstam, kai mus pagimdo į šį pasaulį, mūsų dūšė įlenda į kūną, ten 9 mėnesius vystosi motinos pilvukė. Mes pagimdome esam, tai vat tuo metu, tarkim taip, yra atskaitinis taškas, toks koordinačių pradžia, nulinė visomis kryptimis. Ir bent jau fiziniai plotmiai, tai yra originalus kūnas, kur visos jo ląstelės, to kūno visi atomai yra originalus. Ir laikui bėgant, ir įvairių čia teorijų rodytų, praktiškai ir bandymais, ir laboratorijose, kad absoliučiai visos ląstelės žmogaus kūne atsinaujina maždaug per 7 metus. Tai reiškia, po 7 metų organizme nebelieka nei vienos ląstelės iš tų senųjų, kurios buvo prieš 7 metus, sakykime tai. Ir vat, žmogus koks nors, kuris jau įžengė į 2 amžiaus pusę, tų pasidalinimų turi, grubiai sakant, 7. 7, žinot, 49, tai 7 kartus jau pasikeitė pagal Tesėjo laivo paradoksą. Ir ar galim laikyti tą žmogų, biologinę prasme, tuo pačiu žmogumi? Čia jūs jau komentaruose pasakysit. Dabar esmė ne tame, ar galima laikyti tuo pačiu žmogumi biologinę prasme, ar ne. Bet esmė tame, kad pasikeitus absoliučiai visiems biologiniams elementams, visoms ląstelėms, visiems atomams sudarančiams tas molekulės, iš kurių sudarytos visokios DNR, RNR, kurios sudaro ten ląstelieną visą tą biologinę medžiagą. Sakykime, konkrečiai mananėm, kaip aš pasikeitus daugiau nei 7 kartus visą mano biologinio kūno ląstelių kiekiui atsimenu prisiminimus, kurie, iš vaikystės, sakykime, pirmi prisiminimai, kai man buvo ten maždaug metai ir keli mėnesiai. Aiškiai, kaip aš atsimenu tuos prisiminimus, kaip aš atsimenu savo vaikystės prisiminimus lopšeliai, paskui darželiai, paskui pradiniai mokyklai, kaip aš atsimenu visus prisiminimus po to, kai gyvenimas mėtė po svietą ir rodė įvairias jo pusės ir kantus ir briaunas. Ir, sakykime, kaip aš atsimenu, dabar visą tai, jeigu pas mane viskas pasikeitė, taip pat ir smegenų ląstelės visos pasikeitusios, visos tos nervų ląstelės, pilkoji masė, žievė, smegenų ir visa kita. Kur tie atsiminimai saugomi? Sakau, jeigu smegenysite nervų ląstelėse kažkokie kaupykloje biologinė prasme, materialia prasme įmant, reiškia, kur tas akumuliatorius, kur tas kondensatorius, tas kietasis diskas ar SSD biologinis, tie kristalai kažkokie, kuriame saugoma buvo visa šita informacija ir keičiantis mano biologiniam kūnui, perdodama toliau tie atsiminimai. Nesakau, netgi tie kristalai visi, kurie pas mane yra, teoriškai jie
išnyko ir susikristalizavo visai kiti. Arba pagal kokią ten teoriją yra tas čia hipofizija kažkur, kur ten šeškavidinėje žaliza, tas ten kažkoks kristalas, kuris visą gyvenimą kristalizuojasi ir nesikeičia kaip mineralas, ne? Nes jis ne biologinės kilmės, sakyk, organikos pagalbos susidaręs, bet pats neorganinis ir, sakykime, koks nors ten silikoninis, nežinau, krištolinis, dar kažkas, deimantinis ar kas, ir jame yra saugomas, sakykime, krūvių ten pagalba, kaip kristalė kokiam, kaip tos mikroschemos daromas, visą kitą, kas ten technologijų išmanot, galbūt labiau paaiškintume tą technologiją. Bet, sakykime, jeigu neturiu aš to kristalo, tai kaip pasikeičiant išsaugoti informaciją? Ilgai pliurpiu, bet tam, kad suprastumėt, ką noriu pasakyti. Tai mano tokia teorija, ne mano teorija, bet aš pritariu tai teorijai ir jaučiu irgi vidum, kad pofik, kiek kartų tas biologinis kūnas jau regeneravosi, nusinulina ir vėl atsinaujina ir visa kita. Nes biologinis kūnas nieko neturi bendro su mūsų atmintim, su protu, su mintimis, kurias reiškiam. Dabar aš per savo burną kalbu, konvertuodamas į verbaliką mintis, kurios ateina man vaizdiniais į galvą, sakykime. Tebūnės smegenys imtuvas koks nors yra, ką tai jau plačiaja prasme. Visas mūsų biologinis kūnas yra kažkokia antena, imtuvas, ir kartu transliatorius ir retransliatorius ir imtuvas viename, su abipusiu ar daugiapusiu ryšiu, su kažkokiu tai vienu šaltiniu, kurį kiti vadina Akašių kronikomis, tebūnė ten su sutvėrėju, to absoliutų, kaip norit vadinkit. Ir mes tik retransliuojam ateinančias mintis, kurios ateina, yra ištransliuotos visai kitur ir negimsta mūsų fiziniam kūne, smegenys ar dar kažkur. Mes, kaip sakau, esam konverteriai, kurie pagaunam tas bangas einančias iš visatos vidurio, jeigu ten tas sutvėrėjas, sakant, per didįjį sprogimą susprogo ir jo ten esmė yra. Iš ten gaunam, konvertuojam ir retransliuojam į aplinką. Suprantamais dažniais, konkrečiai aerodinaminiais dažniais, kad suprastų kiti individai, tie tokie pat biologinius kūnus turintis, retransliatoriai, priėmėjai, tranzistoriai ir visa kita, kurie priimdami tą mūsų ištransliuojamą informaciją, apdoroja ją ir galbūt mintim siunčia savo kanalai, su kuo jie ten susijungia yra. Tai reziumuojant, kaip sakau, biologinis kūnas absoliučiai neturi reikšmės minčių atsiradimui, nes mintis atsiranda kažkur kitur, kaip sakau, jisai tik tai yra retransliatorius ir galbūt kažkokia labai hitra mašina tų minčių, tų vaizdinių ateinančių, materializatorius šitoj matricoj, šitoj visatoj, ir kaip čia pasakyti, į tą, kur mes įsprausti su savo tais 5, daug dievę 6 pajutimo požymiais. Nevardinsiu čia visų. Tai ir, sakykime, užsibaigus tam biologiniam kūnui, kai jau niekas nebesidalina ir atitinkamai jis būna užkasamas į žemę ar sudeginamas, ar dingsta beinios, ten paskęsta kur nors, ar nesvarbu, kur suyra į atomus, sakykime, į pirminės sudėtinės dalis, informacijos juose nebelieka nieko. Tai kas galėtų paneigti, kad tas bokštas, kuris transliavo tas bangas, kurias tas kūnas prieš tai būdamas biologiškai gyvas, aktyvus, aiškiai priiminėjo, tas bokštas tai išliko, ir jis transliuoja toliau. Ir kas gali paneigti, kad ant tos pačios bangos su tais pačiais prisiminimais, nes tos Akašių kronikos jos ten kažkur yra, tuo pačiu kanulu prisijungęs. Kitas kūnas, gimęs po to, kaip sakant, tuo pačiu metu ten pagavęs tą bangą netampa tuo žmogumi, tarkim taip, tą esybę, tą substanciją, su visais tais prisiminimais, sugebėjimais, reiškia, koks buvo anksčiau tas žmogus, kuris jau, ten palaidotas, ten išnykęs, suyręs, biologiškai prasme. Ar ne tuo paremta ta reinkarnacija,
sakykime, kai kažkas gimsta ir tuos pačius dažnius gaudo kaip kažkoks ten numiręs. Ir atsimena savo praeitus gyvenimus. Nu kaip jis gali atsiminti savo praeitus gyvenimus? Visai kita biologinė būtybė. Tai reiškia, jam perkeliamas failas, transliuojamas iš kažkur ir jis atsimena tą anos būtybės gyvenimą. Ne savo praeitą, bet anos būtybės gyvenimą. Ir tranzistorius transliuoja toliau. Viešai deklaruojama, kad Dalai Lama toksai yra atsimenantis savo visus praeitus gyvenimus. Nu, tai pavyzdys, ne? Nepaneiksit, moksliškai įrodyta. Nu. Tai tokią teorijkę išvyščiau. Sakau, čia ne mano originali ta teorija, tokios mintis. Pasidalinau, jeigu kam kyla kokių minčių papildyti, tą, ką aš čia priešnekėjau, tai komentaruose galite papildyti, ką nors. Išvystyti tą temą toliau. Tai tiek.